Taigi, sveiki mėlyjeji, su jumis aš Artūras, Trading Inkubatorius. Šiandieną pabandysim iš tikrųjų neapžvelgti poras kažkokias tai, o tiesiog pabandysime panagrinėti porą sandorių, kuriuos padarėm mes. Tiksliau padaręs tai yra mūsų kolega vienas, kaip aš sakau, mokinys, baigęs visai neseniai mūsų kursus ir pasilikęs pas mus prekiaut. Taigi, jisai tikrai didelis entuziastas prekybos ir iš tikrųjų jam labai patinka žiūrėti valandinius grafikus, todėl mes pabandėm pritaikyti visą tai, kas pas mane yra mokinama, būtent valandos grafikuose, derinant, aišku, dieną su valanda. Ir pasakysiu, kad rezultatas yra pakankamai neblogas kol kas, kai bus vėliau pamatysim. Taigi atidarėm iš tikrųjų dvi poras, tai yra Naujosios Zelandijos dolerį su USD doleriu, su Amerikos doleriu ir Kanados jeną Kanados dolerį su Japonijos jena, atsiprašau. Tiesiog pabandysiu paprastai tiesiog aptart, kada ir kodėl buvo padaryti sandoriai. Tai pirmiausia, New Zealand USD norėčiau dieną jungti. Pasakysiu, kad prieš tai iš tikrųjų buvo daromi sandoriai būtent čia vat. Ir pelnas buvo kažkur čia nuimtas, nes išmušė stop lossas pliusinis, čia buvo apie 300 punktų. Paskui kaina, matėm, stipriai koregavosi į viršų ir dabar vėl važiuoja pakankamai neblogai į apačią. Taigi, kodėl atidarėm būtent čia? Tai yra priežastis ir tokia pati kaip ir prieš tai buvo, bet kokiu atveju trendas važiuoja tik tais į apačią ir čia įsivaizdavom kaip korekcinę bangą šitą, kuri čia galėjo prasimušti kaip propleištą ir kainai toliau judant į apačią būtų galima įsivaizduoti, kad ir toliau darys žemesnės apačias. Tai pirmas sandoris buvo padarytas, gerai, dabar apie nekalbėsiu, nes jau jo nebėra, sustosiu ties šituo paskutiniu sandoriu, kurį padarėm. Taigi, didžiausias susifokusavimas, tai aišku, buvo, kad čia stipriai išpardavė, tada stipriai išpirko. Aišku, jeigu šita žvakė būtų užsidarius tokia, tai nieko panašaus būtų nebuvę, bet kadangi šitą žvakį matėm išsipardavė žmonės, labai stipriai išsipardavė, per vieną dieną sugebėjo pakankamai nemažai pakilti į viršų ir paskui atėjo iš kažkur, tai atsirado didelės jėgos, pakankamai didelės jėgos, kad iš tikrųjų apsaugot viską ir tiesiog išsiparduot. Tai čia buvo ketvirtadienis. Penktadienį matėm, kaina gražiai važiavo irgi į apačią ir kaip matot, mes penktadienį čia pardavėm šito vietų. Bet aš penktadienį nemačiau, kaip užsidarė rinka, ir tai šiandien pamačiau, kad iš tikrųjų dar penktadienį irgi iš kažkur tai turėjau jėgos jie išparduot, išpirkti, atsiprašau, viską ir užsidaryti būtent va tokiai žvakė, bet vis tiek mėlynai, kuri reikštų iš tikrųjų bet kokiu atveju kritimą. Ir šiai dienai, tai yra pirmadienis, matom, kad labai stiprus išpardavimas yra, kuris mums be to yra atnešęs, tuo pasakysiu, čia dar nedaug, aišku, labai, bet apie 70-65 punktus. 65 punktus. Taigi, vat, pagrindinės priežastys, dėl kurių buvo parduota, šitas gepas, matom, neuždarytas dar kol kas yra ir vargu ar dabar jį uždarys. Jeigu tik tais kaina dar truputėlį žemiau pakris, manau, bus galima atidarinėti dar vieną poziciją toj pačioj poroj. Taigi, ir sekanti mūsų pora yra Kanados doleris ir Japonijos jena. Tai vėl pagrindiniai kriterijai, kodėl atidarėm būtent čia. Tai kolega, kaip ir sakiau, pastebėjo, kad kaina visą šitą laiką iš tikrųjų priartėjo prie
apvalaus skaičiaus, tai yra prie 100. 100 suveikė ir šitoj vietoj, ir šitoj vietoj, ir šitoj vietoj, ir šitoj vietoj. Šiaip labai gražiai suveikė pats 100, pati gera apvali kaina. Ir šitoj vietoj matėm buvo pirmi išpardavimai nedideli. Sandoris mūsų buvo atidarytas maždaug čia. Nors aš norėjau, kad atidarytų sandorį maždaug šitoje vietoje, tai yra čia, tada būtų buvęs kur kas mažesnis stop lossas, apie 25 punktus būtų stop lossas. Ir potencialas minimalus iki čia, kas jau šiandien yra. Bet atidarytas sandoris buvo šitoje vietoje, dar čia biškai buvo pakilimas, čia aišku buvo su 61, čia buvo su 61 ir čia yra su 61, tai visą laiką yra žemesniais apačios, žemesniais viršūniais ir šiandien matom vėlgi stipriai įsipardavė, jau stop lossus esam persikėlę ir jeigu ir toliau važiuos šičia, tai iš tikrųjų galima dar kartą parsiduoti ir laukti tada kažkur tai kainos ties ta vieta. Taigi, šitoj poroj pagrindinis kriterijus, į kurį rėmėmės, tai yra stiprus palaikymo lygis, tai yra 100. Aš asmeniškai atšokimų tų tokių strategijų nenaudoju, bet priartėjus prie tam tikrų lygių, kurie iš tikrųjų tiek teoriškai, tiek praktiškai matosi, kad yra pakankamai geri, tai tokių progų niekada neatsisakau. Ir šį kartą mokinys mūsų kolega sudirbo irgi pakankamai neblogai kol kas. Aišku, čia dar tikrai didelio pelno nėra, nors reikėtų nepamiršti, kad čia nereikėtų skaičiuoti tokių pelnų, kokius skaičiuojam mes prekiaudami dieniniuose grafikuose. Čia yra 87 punktai dabar ties, apie 90 punktų padaryta. Ir kaip valandiniam grafike tai yra pakankamai neblogai, nors tikrai tikimės kur kas daugiau stopai, kadangi yra jau saugioj vietoj. Tai uploadysim video turbūt rytoj, gal poryt. Ir pažiūrėsim, kaip mums su šitom dviem porom seksis prekiaut ateityje. Taigi kol kas hebra tiek ir susimatysim po dienos arba galbūt net po 2. Taigi sveiki mielieji, grįžtam prie savo prekybos. Užvakar rodėm, kaip atidarinėja buvom sandorį Kanadą ir Japonijos sieną, kadangi vakar buvo dodžis, tai reiškia neapsisprendimas, tai nusprendėm šitą porą uždaryti. Čia paėmėm apie, iš tikrųjų nedaug, čia gal nebuvo ne 100 punktų. Ir pasilikom ir dasipildėm Naujosios Zelandijos dolerį ir USD dolerį. Tai vakar buvo papildytas New Zealand USD šitoj vietoje. Ir šiandien matom, kad vėl savo sėkmingai juda pora į apačią. Taigi ir toliau laikysim. Pasižiūrėsiu, kur yra pirmas sandoris nuo čia padarytas. Tai yra 151 sandorio ir maždaug 45 antro sandorio. Tai viso apie 200 punktų sukapsėję jau yra. Aišku, vietos judėti į apačią iš tikrųjų dar turim. Čia paimtume 50% spyglių šitų, tai kažkur iki čia galėtų būti. Sudarytų maždaug dar kokį 70-80 punktų. Kai jau 80 punktų maždaug, jeigu pajudės, tai manau, kad pirmą sandorį užsidarysim, o antro sandorio stopą tiesiog perkelsim kuo žemiau, kad būtų kuo didesnis būtų take profitas. Taigi šiam kartui tiek, stabdau vėl video ir pamatysim, kas vyks toliau, turbūt rytoj, o gal net ir penktadienį. Kol kas iki. Taigi grįžtam prie mūsų sandorių. Kalbėjau praeitą kartą, kad Kanada jeną užsidarėm, nes ten nepatiko mums ta viena žvakė.
ir esam likę ties tuo pačiu Naujosios Zelandijos dolerių ir Amerikos dolerių su pardavimais. Tai atidarytas yra antras sandoris šitoj matom vietoj. Tai buvo padarytas jisai tada, kai nuo pirmo sandorio buvo kaina nutolus maždaug kaip 110 punktų. Ir paskui buvo atidarytas antras sandoris, tai va dabar jau antro sandorio buvo apie 65 punktai, dabar likę tik tai 42 punktai. Tai kol kas valandiniam grafike iš tikrųjų jokių permainų nėra, kaip ir minėjau, kad čia rėmėmės būtent valandinių grafikų, ne dieninių. Ir kad valandiniam grafike taip pat galima kažką tai padaryti įdomaus. Dieninis atrodo maždaug taip, aišku, targetai bus matuojami pagal dieninį. Čia sumoje būtų apie kokie 250 punktų galėtų būti. Galėtų ir nebūti, aišku. Kol kas sumoje tai mes turėtume 200 beveik punktų turim sumoje. Bet bandau įsivaizduoti, kad potencialas yra dar truputėlį didesnis ir kad galima iš tikrųjų daugiau iš jos išpešti. Jeigu tik tais kažkas kitkas nepasikeis, tai mes, manau, ir toliau laikysim šitą porą ir bandysim pažiūrėti, kiek iš jos galima išpešti daugiausiai. Taigi, kol kas tiek ir susimatysim vėliau. Iki. Taigi žiūrim, ką turim. O iš tikrųjų turim tai, kas matyti, nieko neturim. Ir prisipažinsiu, kad iš tikrųjų sandoris buvo uždarytas mūsų vakar šitoje vietoje. Gaila, bet pasitaiko ir taip. Dar praradom iš tikrųjų baisinį kiekį punktų. Čia kur tas buvo sandoris šitoje vietoje ir būtų dar buvę šiandien iki šitos vietos. Na, iš tikrųjų būtų kosminis kiekis pipsų valandiniam grafike. Aš kalbu, kad čia yra viskas, dirbama buvo valandiniam grafike, kolega dirba valandiniam. Bet kokiu atveju šitoje vietoje irgi paėmėm pakankamai gerą kiekį punktų. Tai buvo nuo čia parduota, paskui kur mes buvom pardavę, čia parduota. Ne, čia kažkur buvo parduota. Ir paskui parduota buvo čia. Na tai iš tikrųjų punktais buvo pakankamai nemažai. Piniginė išraiška, kaip kas jau kokiu lotu prekiauja. Tai toks mūsų buvo New Zealand USD prekyba tokia. Principas šito video buvo toksai, kad norėjom parodyti, jog iš tikrųjų aš žinau, kad iš tikrųjų didžioji dauguma žmonių nusiiminėja labai mažus pelnus ir augina labai didelius nuostolius. Tai aš norėjau parodyti su kolega, kaip iš tikrųjų galima ir valandiniam grafike uždirbti iš tikrųjų pakankamai gražius kiekius punktų. Taigi tikiuosi gal kas nors pasimokins iš to, gal kažkam tas turės naudos. Ir pasimatysim sekančiuose video, tai turbūt, kad bus sekmadienį darysiu vėl valiutų apžvalgą ir tada ir susiklausysim. Šitam kartui tiek viso.